Sveiki visi, šiandien žaidžiame Russian Fishing 4 ir žvejojame rufės. Rufė tai yra lietuviškai pugžlys, jos yra tokia nedidelė žuvelė, jų trofėjus yra 140 gramų, blutegas yra 220 gramų. Jos kimba čia labai aktyviai ir va tas, kad yra spotas kuo reikia. Nes jos labai aktyvios buvo moskiūtė vienu metu, ten aš gal kokių 10 ar 12 jų trofėjų pagavau, nes tiesiog atrodo per naktį kokius 4 pasigauni trofėjus ir atrodo čia nėra daug. Šitame spote aš 2 trofėjus jau pagavęs, tai va, čia žvejojame ant red wormų, rufėm nereikia jokio masalo, tai čia nereikia šeriklėlės, tai tiesiog paprastas svarelį ir žvejojame ant red wormų. Rufės, kaip čia, markeris yra nuo 40 gramų, o tas mažesnis nuo 20 iki 40 gramų aš vis tiek emu vien dėl to, kad kartais būna kaviniai teskas. Ir tarkim už 5 kokias jas gali duoti apie 20 silverio, tai gan neblogai. Žemėlapyje šitas spotas yra į 5, sakyčiau gal. Nes tarp 4-5, tai sakyčiau, gal labiau į 5 tai eina. Va, vėl pakibimas. Gerai. O, čia dar kimba white breamai. Va, 341 gramas, jų trofėjus, man rodos, yra apie 800 gramų liktai, jeigu neklystu. Blutegas, man rodos, kilogramas 200 liktais. Va, dar viena rufė. Va, čia mažutė 30 gramų, vis tiek paimsim. Čia silverio gal neusidirbsite labai daug, bet nemažas šansas susidaryti trofėjų, nes kuo reikia jo reikia. Tai tuo pačiu ir lentelėje matysite, kad jis jau uždarytas. Ir šiaip man tai asmeniškai ne vien dėl trofėjus, bet kad lentelėje man patinka užsidarinėti trofėjus. Tai kai atsiranda koksai spotas, bandau visada pažvejoti. Va, 34 gramai. Na va, toliau galima užsimesti. Va, vėl kimba. Čia. Pavadėlį naudokite, patarčiau apie 3 kg, nes rufė yra mažutė žuvis, tai gali nesimatyti kibimo. Ir kuo mažesnį ten, kur galite pasirinkti, tai rinkitės patį mažiausią turimą. Ir ačiū, kad žiūrėjot.